pakaitinė hormonų terapija ir kiti būdai, kurie gali sumažinti menopauzės simptomus. Tad kokie tie yra kiti būdai? Šiandien ir pakalbėkim. Vaistažolių papildai tokie kaip raudonasis dobilas, šalavijas, maka, ženšenis. Žinoma, pasitarkite su savo gydytoju, ar jie būtų tinkami jūsų individualiai situacijai. Natūralus progesterono kremas. Jis taip pat gali turėti šalutinių poveikių, bet apie jį pakalbėsime atskirai. Kognityvinio elgesio terapija. Dėmesingas įsisąmoninimas arba kitaip mindfulness. Akupunktūra, netgi tai chi. Taip, pasirodo, kad praktikuojant 2 kartus per savaitę 1 valandą tai chi gali sumažėti naktinis prakaitavimas ir karščio bangos. Juoko joga. Pilnavertė mityba, maisto papildai, fizinis aktyvumas. Medicininiai prietaisai tokie kaip karščio bangų apyrankės, magnetai ar net atsivėsinimo prietaisai. O jei menopauzės tema tau šiuo metu yra aktuali, kviečiu pasekti.